Sveiki, šalyje šeštadienis, lygiai 6:30, taigi metas naujausiams LNK žinioms. Šį vakar dirbo aš, Eglė Šantaraitė. Ir su sportu aš, Asta Žukaitė. Dėkojame, kad esate kartu. Pradžioje apie naujienas trumpai. Maroką supurtė galingiausias istorijoje žemės drebėjimas, nukentėjo trečdalis šalies teritorijos, vis pranešama apie žuvusiuosius, kurių skaičius jau perlipo 1000. Rusija šiemet nesitreniruos kaip pulti Baltijos šalis, pratybos Zapad atšauktos. Ką tai reiškia? NATO grėsmę jie vertina kaip menamą. Grėsmė iš Baltarusijos yra labai reali. Minimali alga kitame didės iki 924 eurų. Ekonomistai sako per mažai, o ką mano darbdaviai? Minimalus atlyginimas negali augti dar daugiau ir dar ženkliau, nes tiesiog mes pasidarysime nekonkurencingi. Vakcinos nuo gripo ir covido jau vežamos į Lietuvą. Medikams nerima kelia augantys sergančiųjų skaičiai ir nauja covido atmaina. Bet ar žmonės skiepysis? Ne pirma, ne paskutinė atmaina. Čia būtinai reikės. Žiniose ir apie tragišką krepšinio čempionato pabaigą. Latvijai sutriuškino lietuvius. Viskas buvo gerai, šitie pralaimėjimai skaudžiausi. Kelsimės ir į Varėną grybavimo čempionatą. Ar dosni gamta šiemet? Mes iš miškų nešam krepšais vien baravykus. Grybai patys prasidės po nedėlius. Dėl ko? Keisis mėnulio fazės. Žinių pradžioje apie Maroko centrinę dalį sukrėtusi galingą žemės drebėjimą. Pirminiais duomenimis jau suskaičiuota daugiau kaip 1000 žuvusiųjų, bet jų gali būti gerokai daugiau, nes labiausiai nukentėjo sunkiai pasiekiamos Atlaso kalnų vietovės. Žemės drebėjimas pridarė nuostolių ir turistų gausiai lankomame Marakeše, nors jo epicentras buvo už 70 km į pietvakarius. Plačiau apie stichinę nelaimę Maroko karalystėje Saulius Masalskas.